Šįryt labai norisi pasidalinti įžvalgomis, suvokimais, atėjusios per aukštesnį aš ir ta meilė, tas srautas, jisai toks galingas, kad neištransliuoti tiesiog negali. Yra labai svarbių dalykų, kurie mes turime suprasti čia ir dabar, nes labai jau ilgą laiko tarpą Žemėje mes labai ydingai įsivaizdavome, tikėjomės ir sukūrėme tai, ką mes turime dabar. Kodėl visiems atrodo, kad Žemėje mes galime gyventi bet kaip, kad mes galime elgtis su savo kūnais bet kaip, galime su planeta elgtis bet kaip, galime žudyti gyvūnus, galime kirsti medžius, galime teršti aplinką, galime valgyti, ką norim, galime nesaugoti ir netausoti savęs, nes mes vis tiek numirsim, o paskui tai mes pateksim į rojų. Mes gausim naują kūną ir atrodo, kad nesvarbu, kaip aš gyvenau dabar, bet gausiu naują kūną ir aš galėsiu gyventi vėl taip, kaip noriu nuo pradžių ir aš tada jau tikrai gyvensiu kitaip, ne? Bet mes negyvensim kitaip, dėl to, kad sąmonė mūsų nedingsta. Jeigu mes šiuo metu, šiuo gyvenimo tarpsniu, čia ir dabar, jos nekeičiam, neevoliucionuojam, neaugam, tai kada mes gausim naują kūną ir ateisim į suniokotą žemę, nes mes dar sugebėsim ją paniokoti, kaip turi būti, mes gausim dar prastesnės sąlygas, kurioje turėsime gyventi su tuo pačiu suvokimu, kokį dabar turime. Kūnas dings, protas dings, bet sąmonė ne. Ir tai, kas lieka kauzaliniam kūne, tai yra visi įrašai apie mūsų patirtis, apie mūsų jausmus, išgyvenimus ir suvokimus, visa tai liks. Ir kažkas mums pažadėjo rojų po mirties. Ir kaip sako, gyvenk jau tu ten pagal Dievo įsakymus ir išeisi iš to žemės ir tu ten gausi žemę. Tai yra, gausi naują planetą, naują kūną, naują gyvenimą, būsi arčiau Dievo. Ne, tu nebūsi arčiau Dievo, nes Dievas nėra kažkur patupdytas. Jo dalelė jau dabar yra tavyje ir visa tai, kas aplink sukurta, jau yra jo dovana tau. O tu naikini aplinką, tu naikini save, tu naikini Dievą. Ir kodėl tu tikiesi, kad tau kažkas už kažką turi duoti? Ir kada tu pradedi mąstyti arba suvokti, arba net jeigu prileistumėte tokią, sakykime, tokį suvokimą, o kas jeigu tu visada liksi čia, šioje planetoje ir šiame kūne? Ar tu tikrai taip patelgsies, jeigu tu žinosi, kad ir ne tik po 100, bet ir po 1000, po 100 000 metų tu turėsi gyventi toje aplinkoje, kokią dabar kuri? Kai tu galvoji, kad viską iškirsiu, sunaikinsiu, oras bus nešvarus, tai numirs kitiems skaudės, kiti uždus, o tau tai kas, tu to jau nebepajusi, nes dabar tai kaip ir valia, viskas yra gerai. Bet jeigu tu žinai, kad su tuo savo kūnu, suluošintų, kreivų, šleivų, skaudančių, tu turėsi gyventi ilgai ir ilgai. Ir tada tu pradedi suprasti, kad palauk, tai reiškia apie kančią. Reiškia, kad tavo kūnas tau skaudės, kad tu neišsilaisvinsi po metų, po 10 ar po 20. Net neštau niekas tos piliulės ir su to skaudančiu kūnu turėsi ne tik, kad, įsivaizduokim, kvėpuot gerą, tyrą orą, jeigu tu išsaugosi gamtą. Bet jeigu tu niokosi, dar tu pats turėsi trokšti tose smalkėse, dulkėse. Ir Dievas tau rankos neišties, ne todėl, kad blogas, todėl, kad tu pats taip sukūrė, jis leidžia tau kurti. Ar tu tikrai nekeisi savo veiksmų, savo minčių, savo pasaulio, jeigu tu suvoksi, kad niekas tau nieko neduos, nes tu jau turi viską. Kūną, planetą, aplinką, augalus, žmonės, Dievą aplink save, kurį tu dėl savo kažkokių išmislų arba patikėjimo tuo, kad kažkas norėjo tau įteikti, kad tu nieko neturi. Ir eina čia kalba, žinokit, ne apie tai, kad kažkoks kitas žmogus man tai pasakė arba kažkokia
religija tai pasakė, na taip, per žmogų atėjo ta informacija, per religiją atėjo ta informacija, kaip tu turi toliau naikinti save realiai. Arba neteisingus teiginius įnešti į savo kūną, į savo programą, į savo sąmonę. Bet iš kur? Iš kur? Yra kitų būtybių visatoje, visatose, kurios visai suinteresuotos yra sunaikinti tave, sugriauti tave, palikti tave šitame skausme, kančioje, uždusime, kūno negalioje ir atskirime nuo Dievo, nes tu esi jų maistas. Mėlėjai, reikia tą pripažinti, kad mes esam ne vieni. Ir taip kaip mes naikinam tos, kurie dar nesupranta, tai yra gyvūnus, juos suvalgom, sumaitinam, dar kažką tai, ne? Tai mūsų maistas, mes nesukam galvos, mes esam žemos sąmonės. Tos būtybės, jos yra pakankamai žemos sąmonės, kad jie būtų toli nuo kūrėjo. Jos taip sukūrė, jos toliau taip kūrė ir mes esam jų maistas ir tai yra labai patogu, labai gerai, tai yra, vėl kaip sakau, Dievo žaidimai, ar ne? Tai ką mes pasirinksim? Tiksliau, ką mes dabar pasirinksim. Ir ateina tokia žinutė, kad tau reikia kurti rojų čia ir dabar, žemėje. Kurti rojų savo santykiuose, kurti rojų savo aplinkoj, kurti rojų šeimoje, kurti rojų dabar. Nes jei tu jo nekursi, jo nebus, nieks tau jo neatneš. Labai gražiai buvo paaiškinta, kas yra, sakom, yra subtilusis pasaulis ir mes įsivaizduojam, koks jis yra gražus, nes subtilusis pasaulis iš tiesų tai yra irgi visoks, yra visokių energijų, lygiai taip pat kaip ir materija, bet ta materija, jinai yra ne dėl to, kad tai yra iliuzija, nes iliuzija yra absoliučiai viskas. Bet iliuzija, tai, kaip mes taip, materija tai yra ta forma, tai yra žemų energinių dažnių forma, yra tanki forma ir jinai yra toli nuo subtilaus pasaulio arba nuo dieviško pasaulio. Ir mes neturime sunaikinti materijos ir tada įeisime subtilų į pasaulį. Tai reiškia, mes neturime kūniškai net numirti, kad mes priartėtume prie Dievo. Mes realiai turime, būdami šiame kūne, šioje materijoje, būti su Dievu. Kaip tai padaryti? Tai yra keisti materiją, keisti jos tankumą, keisti jos dažnį. Ne tai, kad mes nukirsim visus medžius ir dabar pasodinsim kažkokius ten subtilius medžius. Ne. Medžiai, augmenija, tai kas yra sukurta Dievo, gyvūnija, tai yra Dievo valia ir ne mum keisti ir nereikia keisti. Bet mes turime patys keisti savo vibracijas, keisti savo tankį, nes kuo aukštesnių dažnių vibraciją jūs vibruojate, tuo jūsų materinis kūnas yra subtilesnis, lengvesnis, visai kitų spalvų, visai kitos gamos, visai kitos muzikos. O kad tokiu tapti, tai mes turime sukurti aplink save tą aplinką, kur yra taip pat labai aukštų vibracijų, labai tyra, labai šviesi, labai arti kūrėjo. Ir pirmiausia, nustoti naikinti visą tai, kas yra duota kūrėjo mums kaip pagalba. Medžiai, augalai, gamta, paukščių garsai, spalvos, kvapai, mūsų balsai, absoliučiai viskas. Ir jeigu jūs norite keisti save, savo kūną, prinešti jį prie dieviškos šviesos, prie sveikatos, prie būsenos visai kitos, jūs turite pirmiausia pradėti kuopti savo namus, kuopti savo kiemus, kuopti savo mintis, išvalyti savo kūną, išvalyti savo aprangą, įnešti į savo erdvę kitą muziką. Suprantat? Jūs nuo šiandien turite pradėti kurti rojų savo gyvenime. Šiandien, ne rytoj, ne Petriukas, ne Onutė, o tu. Aš, tu, jis, ji. Ir visada, kada ką nors renkiesi, paklausk, ar tai sukurs rojų,
Ar tai, ką aš darysiu, padės kurti rojų? Ar aš kuriu rojų? Aš klausau tą muziką. Ar tai kuria rojų? Ar tai yra tas rojus, apie kurį aš įsivaizduoju? Tu puikiai įsivaizduoji, kas tai yra. Tu puikiai įsivaizduoji, jeigu mes paprašytumėm vaiko arba jūsų nupiešti, kas yra rojus. Jūs nupieštumėt nuostabiausius paukščius, nuostabiausias spalvas, jungtumėte gražiausią dievišką muziką. Bet kodėl tik tada, kada tu būsi rojuje? Todėl, kad mums yra įskiepyta, kad tu turi užsitarnauti kažkokiu tai būti, ar ne, kad tas būtų rojus. O iš tiesų tai yra apie tai, kad tu pats ir turi kurti rojų. Jei tu dabar to nepradėsi, jis nebus tau padarytas. Tik tu pats sukursi jį arba ne ir turėsi jį arba ne. Bet yra dabar tu tai gali turėti. Todėl keisk aplinką, švarink aplinką, keisk santykius, švarink santykius, nenutraukiant juos, o elgiantis kaip rojuje. Jeigu kalba eina apie didžiuosius projektus arba apie veiklą, atsakyk į klausimą, ar ta veikla kuria rojų mano širdį arba tų žmonių gyvenimuose per tą renginį. Ar tai sukurs rojų, tai ką mes darysim kartu. Ne tai, kad priartėsi prie Dievo. Tai yra labai abstraktu. Reikia pažiūrėti plačiau ir artimiau. Ne tai, kad tai padės priartėti prie Dievo. Kur tau artėti, juk tu esi jame ir jis yra tavyje. Bet ar tai sukurs rojų žemėje? Ar tai sukurs rojų tavo gyvenime ir tų žmonių gyvenimuose? Kviečiu jūs kurti rojų. Kviečiu jūs tiesiog kurti rojų. Aš labai tikiuosi, kad šią mano žinutę išgirstos sielos, kurios yra pasiryžusios tai daryti. Nustos laukti, nustos tikėtis, kad kažkas ateis, atjos princas ant balto žirgo ir išgelbės pasaulį. Gelbėk pasaulį pats, o net ne pasaulį ir net ne save. Ir iš viso gal net negelbėk, o kurk. Nes viskas yra tavo rankose, tavo širdyje, tavo šypsenoje, tavo meilėje. Aš linkiu jums nuo šiandien kurti rojų.